Sveiki, Nostra regionų krepšinio lygos ir šalčio gerbėjai. Laukia toks speigas, kad kambarį net šalta. Todėl tą apžvalgą padarysiu va taip apsituloję su žeminė striuke, su dviem megztiniais, su pirštinėm ir su vilnoniam kojinėm. Netgi nusimesgiau vilnonės kojinės, kad nesušalčiau. Taigi atsiprašau, kad taip būsiu prisirengęs, bet nenoriu nušalti, aišku, gyvybiškai svarbių organų. O ką, lygoje nestigo įdomybių. Atrodo, nuo savęs rudis nusivalė Kazlų Rūdos krepšininkai, kurie savaitės rungtynėse nukalė ne bet ką, o čempionato lyderė Birštono Milastos komanda. Likus 4 minutėm dar 8 taškais pirmavo birštoniečiai, bet tada užrūdijo ne Kazlų Rūdiškių, o svečių žaidimas. Ir tokiu būdu nutrūko 5 iš eilės Milastos pergalių serija. Netikėtai trileris baigėsi ir Gargžduose, kur 3 vietą užimančius gargždiškius nukovė Tauragės ekipa. Iki 4 kėlinio pabaigos likus žaisti 1,5 sekundės neįtikėtina tritaškį per varžovų rankas įpliurino tauragiškis Redas Jakubauskas, kuris iki to momento buvo prametęs visus 5 tolimus metimus. Gėdos dėmę nuo savęs plauna Joniškio delikateso krepšininkai. Savaitgalį jie užtikrintai patvarkė Kupiškį ir nuskynė 4 pergalytę iš eilės. Ir beje, visus tuos 4 mačus delikateso vyrai laimėjo užtikrintai 2-ženkliu skirtumu. Tikri stebuklai dėjosi B diviziono rungtynėse Prienuose, kur Vietos Pauresta kovojo su Lietuvos sporto universiteto komanda. Prireikė net 3 pratęsimų. Na, žaidėjai turbūt norėjo žaisti kuo ilgiau, labiau įšilti, kad išėjus į lauką nereikėtų kalenti dantimis. Kosminį pasirodymą surengė jaunystę prisiminęs 41 metų prieniškis Gediminas Maceina. Jūs tik paklausykit. Jis suvertė 35 taškus, atkovojo 21 kamuolį, atliko 13 rezultatyvių perdavimų, sukaupė 49 naudingumo balus. Dar daug smarvės turintis senukas lakstė 55 minutės ir žaidė be keitimų. Tačiau net jo titaniškų pastangų nepakako. 125-117 triumfavo studentai, kuriuos beje treniruoja buvęs Lietuvos vyrų rinktinės strategas Ramūnas Butautas. Kaip reikiant įsibėgėjo KTU taurės varžybos, jau paaiškėjo 6 iš 8 ketvirtfinalio dalyvių. Taigi jau aišku, jog ketvirtfinalėje kovos Skuodo, Anykščių, Trakų, Žalgirio krepšinio akademijos, KTU ekipos ir Latvijos Gulbenės klubas. Likę 2 laimingieji paaiškės šią savaitę. Pirmieji KTU taurės varžybų čempionai paaiškės kovo 7 dieną Kaune. Būtinai ateikite. Tai tiek svarbiausių naujienų. Nesušalkit, žaiskit ir kovokit kaip Gediminas Maceina. Iki. Uf.